Labas. Praeitame video skaičiavome, kiek Bitcoin galima sukaupti investuojant kas mėnesį, bet kripto bendruomenėje dažnai girdimas dar vienas skaičius – 2,1 Bitcoin. Kodėl būtent toks kiekis? Bitcoinas turi vieną labai svarbią savybę, jo kiekis yra ribotas. Maksimaliai gali egzistuoti ir egzistuoja 21 milijonas monetų. Dabar palyginkime su pasaulio populiacija. Šiandien pasaulyje gyvena apie 8 milijardus žmonių. Jei Bitcoin būtų padalintas visiems pasaulio žmonėms visiškai lygiai, vienam žmogui tektų tik apie 0,0026 Bitcoin. Tai yra labai mažas kiekis. Tačiau realybėje Bitcoin kiekis yra dar mažesnis. Manoma, kad apie 3 ar 4 milijonus Bitcoinų jau yra prarasti visam laikui. Kaipgi tai įvyko? Dalis žmonių tiesiog pamiršo slaptažodžius, pametė savo USB atmintinės, kuriuose laikė šaltasias piniginės, kuriuose laikė Bitcoiną ir tokiu būdu tiesiog tie Bitcoinai yra prarasti visam laikui. Taigi, maksimalus kiekis 21 milijonas, prarasti, sakykime, apie 3,5 milijono, realiai cirkuliuoja 17,5 milijono Bitcoin. Dabar atsiranda įdomus skaičius. 2,1 Bitcoino sudaro maždaug 1/100000 viso Bitcoino kiekio. Tai irgi labai mažas skaičius. Jei Bitcoin būtų paskirstytas tik tarp investuotojų, tai 2,1 Bitcoino teoriškai galėtų reikšti būti tarp maždaug 100 000 turtingiausių savininkų pasaulyje. Dėl to atsiranda ir kiti populiarūs tikslai. 0,1 Bitcoino vienetas laikomės svarbia pirmąja riba, populiarus tarpinis investuotojų tikslas 0,28 Bitcoino ir dar didesnis investuotojų tikslas pilnas 1 vienetas. Bet čia atsiranda dar vienas labai įdomus klausimas. Jeigu Bitcoin kiekis yra ribotas, kiek žmonių pasaulyje iš tikrųjų gali turėti bent vieną Bitcoiną? Apie tai žinoma pakalbėsime kitame video. Iki!